Labas visiems, kas supranta ir kalba lietuviškai. Pristatau projektą, kuris vadinasi Žmogus tai labai paprasta arba veikia filosofija. Projekto tikslas išsiaiškinti, kodėl žmonių pasaulis klaiki vieta ir ką reikia daryti, kad situacija pasikeistų. Trečia dalis. Protingas žmogus. Protas yra smegenų veiklos produktas, mąstymas, bet labai dažnai protą tapatina su kitomis žmogaus savybėmis. Yra daug žmonių, kuriuos gamta ar kūrėjas apdovanojo didesniais sugebėjimais nei kitus – dainuoti, šokti, tapyti arba atlikti darbą, ir tada protas yra painiojamas su talentu. Tokie žmonės turi talentą, bet nebūtinai gali būti protingi. Yra kita grupė žmonių – inžinieriai, mokytojai, gydytojai, kvalifikuoti darbininkai ir akademikai, visus juos vienyje viena savybė, jie visi gali atlikti sudėtingą darbą, tai yra jų aukšta kvalifikacija, bet nebūtinai didelis protas. Kvalifikacija tai turėjimas daug žinių ir sugebėjimas atlikti sudėtingą darbą, būti protingų sugebėjimas suprasti to darbo atlikimo prasmę, žvelgiant per gėrio ir blogio prizmę.